Blemba, audra artėja. Bet gali būti darbo valandos. Ten jau arčiau nelabai galima ir plaukti. Sveiki bičiuliai, na ką, ir atplaukiau iki 13 savo kelionės užtvankos, kuri yra priešais mane. Štai va, Big Bend užtvanka, pavadinimu išvertus Didysis vingis, dėl to, kad vakar prairklavau tikrai didžiulį vingį, kuris per trumpą atkarpą pilnai pasisuka 180 laipsnių. Ir tam ir buvo toksai skirtas pavadinimas šitai užtvankai. Ir mano išsilaipinimas štai va tenais. Pakankamai žemas, tai gal ir nebus labai sudėtinga. Ir judėsim toliau. Big Bendas iš tiesų buvo pradėtas statyti 59-aisiais, kai tuo pačiu metu 59-aisiais Kauno Hesas buvo baigtas statyti, jeigu neklystu. O 61-aisiais Hesas pilnai jau buvo pasileidęs savo visas turbinas, o Big Bendas 66-aisiais pasileido. Biški yra tas laiko skirtumas, nedidelis. Ir konstruktiškai šitas konstruktyvas yra pats žemiausias iš visų 15 Misūrio užtvankų. Toks gal kitoks faktas. Na, kas liečia elektros energiją, bent kaip teigiama internete, apie 95 000 namo ūkių yra aptarnaujami ir tiek gali aptarnauti namų šitą užtvankėlę. Tai visai neblogai. Lyginant, kad pavyzdžiui Kauno Hesas apie 100-120 tūkstančių gyvenamųjų namų aptarnauja. Tai teoriškai kaip ir Kauno Hesas galingesnis už šitą Big Bendą, bet elektros suvartojimas čionais yra didesnis ir tie namų ūkiai yra didesni, kai jau ten kalbam po kelius šimtus kvadratų gyvenamieji namai, ten hektarai žemės, traktoriai, ūkiniai ir panašiai. Tai sunku gal truputį lyginti, katra galingesnė, katra daugiau sugeneruoja tų gyvenamųjų namų, bet nauda didelė. Aišku, gal kažkam skamba, kas tas 95 000 namų. Bet jeigu paimtume Pyrą, kuris yra pietų Dakotos sostinė, ir jame gyvena 14 000 namų. Nu, gyventojų. Ne namų, gyventojų. Tai šiaip dar, sakykime, Šiaurės Amerika, šiauriau ir centriau, tas apgyvendinimas nėra toks tankus kaip pakrantėse, tai tos užtvankos tikrai turi savo efektą ir labai prisideda prie tos ekonomikos. Ten jau arčiau nelabai galima ir plaukti. Raudonas ženklas. Restricted. Keep back 400 feet. 400 pėdų riba. Ir aš toliau ir nesiartinsiu. Man svarbu slipą pasiekti. Faina pulsiavietė, supynės, laužavietės, staliukai. Gražiai padaryta. Koks fainas slipas, nestatus. Tobulai, tobulai. Super. Easy. Nu jo, aš būčiau vakar naktį atirklavęs tamsoj, būčiau čia galėjęs pernakvoti. Visai patogiai čia. Na bet niekad nežinai, kartais atrodo normaliai, o iš mapsų pažiūri, kad ne kažką.
Nu ką, brolyti, tave tai nusukt reikės, nes aš čia nepatempsiu tavęs. Tai va, ties čia, iššoksi pagrindinį kelią ir nusistumsi čia. Šiaip trumpas atstumas labai. Pull all plugs. Protingai čia visi tie ženklai. Atjungt viską prieš įleidžiant, ištraukiant katerius. Viskas smart. O, kai kreivai. Neblogai. Po 13 užtvankų technikai įkirtau. Biški užtruko. Bet geriau vėliau negu niekada. Na ką, keliaujam. Kiek čia valandų? 13:14. Ok. Gražiai čia. Kaip Hesas atrodo, tik kad Nemunas čia turėtų būti, Marios čia. Geras. Na, aišku, žiūrint iš kurios pusės važiuoji. Bliamba, čia rimti trakai laksto. Gerai, kertam. Kol nėra mašinų. No hunting, no fireworks. O, kitas filė stalas eina sau. Rozetės, viską. Vandenukas. Geras. Muiliukas. Čia spirokliuoja. Wow.
Va čia tai sistema. Table clean. Nu geras. Tvarkingai. Tvarkingai, šiltas, karštas. Tokių nematęs Lietuvoj. Ir rozetės labai protingai padarytos. Sau kaba. Gali pasijungti kažką, jeigu reikia. Nu, okei. Baigiam važiuot. Na, štai ir slipas. Paprastai ir lengvai. Nu, ir kiek čia užtrukom? 39. Dar su paskraidimu. Greitai. Realiai 15-20 minučių. Greičiausias mano persigabinimas. Okei. Bet matės iš drono, kad upė toliau žiauriai plati. Tai klausimas, kiek čia bus tos srovės. Na štai. 13 užtvanka padaryta. Kokia čia žuvytė plaukioja. Ką ir klom toliau. Jo, čia tikėtis kažkokios srovės turbūt neverta. Reikės pasižiūrėti už kiek kilometrų sekantį užtvanką. Va čia tai geras spyglių laukas. Lembački. Pilna. Tokie net aštrus atrodo. Nėra čia tos srovės. Ta pati užtvanka. Nepagerėjo po užtvankos. Na, gal pasieksiu šiandien tą Čemberleino miestelį, kuriame ir atsisinčiau savo visus daiktus. Tai čia lietuviai suderino man ten adresą restorano, kur restoranas Priukas ir tuo pačiu turi uostą savo. Tai reikia tenais šiandien atsidurti. Nu, būtų gerai šiandien. Greitis nedidelis, kaip prieš vėją. Srovės realiai nėra. Kasdienybė. Na, už šito šliuko gal pasirodės jau tas miestelis. Dar meškerį užsimečiau dėl viso pikto. Nes paskui sekėjai skundžiasi, kodėl nežvėjoju. Tai va, žvėjoju visgi. Ant vobleriuko.
Porą dienų žvejojau ant Mepso, 2-3 dienas, nieko, tyko ramu. Tai vėl persidėjau į woblerį, tik tais kitą. Gal pakabins. Jo, wobleriai, sakau, turi pliusų minusų. Gerai užtvankose, rezervuaruose, kur daug gylio. Galiu tada drąsiai su wobleriuku. Kai kažkokia jau upė, tai žinai, papuola žolės dar kažkas. Nu va, matos tenais tolumoje miestelis. Ten ir lekia. Blemba, audra artėja. Eik tu sau, čia taip žiauriai staigiai. Čia šitie debesys. Reikia greičiau varyt. Nes kol dar atplauksiu, nu dar čia nepilnas kilas liko, tuoj būsiu vietą. Bet čia bus lietaus. Saulė leidžias. Bet jo, šią naktis atrodo neblogai su žaibais, tai varom greičiau į vietą. Čia kempingas, slipas nemažas, bet man dar biškį priekį. Ten suderino man kaip ir vietą prie to restorano uostelį. Ir rytoj atvažiuos savininkas, paduos siuntas, nes jo adresu nurodžiau, kad atkeliaus mano telefonas, uždangalas ir ankerio tas krovimo stationas. Jiem jau ne bluetį, o ankerį. Su tokia čia, principe, tokia pati saulės panelė nauja. Tai turėtų rytoj atkeliauti. Va, čia man reikia. Šitas įsukimas nuo Misurio. Nu va. Oi. Sakė man, kad galiu statytis kur nori palapinę. Tai gal čia ir nusimesiu. Visai fainai. Jo, iš ten ateis lietutis. Visai gan smarkus. Nusimato. Na ką, sutemo. Bet šviesos yra. Neblogai. Neblogai. Įsikūriau. Viskas liuks. Sakė, gale gatvelės yra McDonald's. Dar pasižiūrėjau, vienas bariukas yra, iki 2 nakties dirba. Makas tai iki 11, tai neilgai. Nes jau biški valandų yra. Pusė 10. Bet jaučiu, gal iššoksiu
biškį nuplaut prakaitą, kad žmonių negazdinti ir gal reikia prasėti tą gatvelę. Pavalgyti. Tai nežinau, ar į McDonald's ar į tą bariuką. Man prioritetas, kas ilgiau dirba, tai šį baras. Tai gal pirmą ten pasižiūrėti. Bet jeigu bare neina kur kažkur atsisėst, kur nėra rozetės, tada ne prioritetas. Tada geriau McDonald's. McDonald's yra rozečių. Dažniausiai. Eina iššoksiu į vandenį biškį, nes karšta, toks dušnekas. Jo, čia vat, iš čia ateina debesėlis. Tai iki to laiko reik apsipraust. Johnny Bravo. Įsitempiau palapinę, na jeigu kas pradėtų čia pūst, lyt ir panašiai. Ką šiaip visai žada. Tai sutempiau, baidarė vietoje, okei. Na, eina, pasivaikščiosim. Turėjau dėtis džemperį į kuprinę, nes žinau, kad arba tam kabake, arba McDonald'e bus šalta vidui. Absurdas. Laukia 27-28, bet turiu džemperį nešiotis, nes eisi kažkokią vidaus patalpą. O, kita. Cleaning station. Net visas pastatėlis žuvį išsidarinėti yra geras. Kaip pažiūrėti, kas čia gero. Public, vieša, viskas okei. Bet gali būt darbo valandos. Nu. No catfish heads in grinder. Please use outside trash can. Čia yra grinderis ir čia neleidžia šamų galvų, turbūt, kad užstrigdina. Vakome bėdas su šamais. Viskas aišku. Čia kažkaip šviesos nėra. Oho, kaip griežtai. Absolutely no fish. Ačiū. Nuo judesio. Bet va ir. Rozetės yra, jeigu man labai čia prireiks, galėsiu pasikrauti. Aišku, čia užsibūtai nesinori. Visgi žuvies kvapelis yra neblogas. Uždara patalpagi. Tai va. Tokia miestelio pradžia. Neblogai. O, masažiuką gal rytoj gerai būtų. Pakočiot. Pečiai jaučiasi. Norėtųsi, kad atleistų pečius nuo irklavimo. Anksčiau tai dar nugaros apačia kirta, bet jau dabar viskas okei kažkaip. Turbūt priprato kūnas. Bet pečiai tokie jaučiasi mediniai. Įsitempia. Mažas miestelis čia. Nei Uberio, nei lifto nėra, tai pėstute. Čia irgi kažkoks masažai spa. Nes man kažkaip nesisekė prieš tai rasti kažko. Arba būna viskas jau užrezervuota ir negali gauti laiko sekančią dieną. Arba labai toli mieste kažkur. Čia va, šitas bariukas kaip ir dirbo. Nu, bet iki jo dar grįšiu. Varom iki McDonald'o. McDonald'o valanda liko. Lemba čia. Kaip westernuose. Toks jausmas, vat, kai pastatė prieš 100 metų, 200. Taip ir stovi tie miesteliai tokie. Jo, kartais jaučiasi iš tiesų man, kad Amerika, kai prieš 200 metų išmoko statyti namus, taip ir stato. Nu, toksai sąstingis kažkiek. Aišku, kas liečia ten didmiesčius panašiai, tai jo, ten viskas moderniai, bet va tik taip toliau nuo tų centrų grįžti, atrodo, 200 metų atgal. Nu, ta prasme, žinot, ko trūksta? Kad vietoje asfalto būtų žvyras ir būtų prie parduotuvių tie, nu, tokie balkiai žirgams pasirišti. Ir viskas. 200 metų atgal. Nu, 100 gal metų atgal. Laukiniai vakarai. Jo, 200 metų gal per daug.
Bet jo, kaubojų laikai. Tik žirgų trūksta, žvyro, dulkių ir girdyklų žirgam. Ir dan. Tai va toksai jauties, kad nelabai kas ir pasikeitė. Daugiau stiklo, elektra atsirado, apšvietimas ir kelius išasfaltavo. Viskas. Toks vat jausmas. Nu, vat, elektra atsirado biški šviesos. Na gerai, biški ir modernesnių vietų yra. Neveikia. Čia bus rytoj įdomu užeiti antikvarai. Visokiausi. Gal kažkas ir įdomaus. Čia irgi kita parduotuvė antikvarų. Na ir McDonald's. Toksai. Ne į temą į westerno. Progą švęsti. Šiandien pasiekėm 198 000 YouTube'ai. Ačiū, kad jūsų tiek daug. Kosmosas. Šiaip miestelė iš tiesų tik tais 2,5 tūkstančio gyventojų ir įsikūrė tik tais dėl geležinkelio. Be jo net nebūtų kūrėsi, bet net per porą metų pavyko jiems ir bažnyčią, ir banką, ir paštą, ir vandentiekį pasidaryti. Tai labai greit miestelė susikūrė. Ir dabar vat jo, apie 2,5 tūkstančio gyvena čionais. Ir Levis ir Clarkas realiai tip-top šito miesteliu keliavo prieš 220 metų. Tai dar, man atrodo, skaičiau, kažkur yra replika jų valties pastatyta, tai tą reikės praeiti. O, net ir kinas yra. Na, aukščiau rink. Visai neblogai, kaip 2,5 tūkstančio gyventojų miestelį. It's river time, Chamberlain. Nu ką, palapinė stovi, matau, saugiai. Tai galėsim prasėti dienos šviesoje pasižiūrėti, su kom publika plaukė. Galvau dar gal tą bariuką, gavo organizmas kalorijų ir viskas. Labanakt, čiučeliulė. Jo. Viskas. Eisiu gult. Rytoj bus svečių, pasimatysim, pasilabinsim, atsiimsim prekes ir eisim tada į miestelį, žiūrėt suvenyrų ir istorinių vietų. Dabar kai tamsu, tai nėra ką čia ir parodyti. Tai vat, šiandien tiek. Rami dienelė, sutiksime rytoj. Ačiū, kad buvot. Iki.